Sveiki, gyvi naują darbo savaitę, su jumis pradeda Šiaulių žinios. Tarptautinę kovos su skurdu dieną politikai šiauliečius kvietė nebūti abejingus, o aktyviai kovoti už savo teisės ir geresnį gyvenimą. Į piketą prie savivaldybės atėję šiauliečiai sakė nusivylę Lietuvos valdžia, kuri anot jų nesirūpina paprastai žmonėmis. Skurdas, vargas ir prastas maistas. Tokia kas penkto Lietuvos gyventojo kasdienybė. Žmonės vos išgyvena, ypač jauni, kurie uždirba šiek tiek daugiau nei minimumą, negauna kompensacijų ir augina vaikus. Pensininkai taip pat vos išgyvena. Visą gyvenimą dirbę žmonės pamiršo apie orę ir garbingą senatvę. Lietuvos skurdas su oligarkais. Paėmus oligarkais, banditais ir vagiais. Buvę visi banditai ir reketnikai, palika dabar didieji verslininkai. Ir mūsų Seimas dirba tik banditam ir verslininkam. Tik tiek galiu pasakyti ir kartu pritarė vyriausybė dar. Ja, apie darbo liaudį, apie žmonės nieką. Nu, kas norėtų už minimumą dirbti? Dirbu miškuose. Po 10 valandų. Kad pragyvenčiau. Šiandien pasaulyje minima tarptautinė kovos su skurdu diena. Apie skurdą kalbėjo šiauliečiai skverelėje prie savivaldybės. Žmonės kritikavo vyriausybę, valdančiąją daugumą, ministrą pirmininką. Politikai kvietė visus būti aktyvius ir nedėjuoti. Yra vienas variantas – nieko nedaryti, tada tikrai niekas nieko nepasidarys. Ir yra antras variantas – kažką, kaip ir šiandien, bandyti daryti, galbūt kas nors ir bus, tai kurį renkamės. Ir aš manau, kad žmonės, kada jiem labai skauda, jie dažnai, lietuviai tokie yra, jie sėdi, jie skundžiasi, jie dejuoja, bet jie nieko nedaro. Pagal statistiką 2010 metais palyginti su 2009-aisiais skurdo rizikos lygis mieste padidėjo 1,5 procentinio punkto. Kaime sumažėjo 4,3 procentinio punkto. Skurdo rizikos riba 2010 metais buvo 701 litas per mėnesį vienam gyvenančiam asmeniui ir 1472 litai šeimai, susidedančiai iš 2 suaugusių asmenų ir 2 vaikų iki 14 metų amžiaus.